Kolegos, Baltijos šalyse dega ūkininkų laužai, kuriais norim atkreipti dėmesį į apgailėtiną žemės ūkio padėtį. Pakilus maisto kainoms, mokesčiams, gamybos kaštams, vykstant karui Ukrainoje, žemdirbiai verčiami parduoti savo produkciją žemiau savikainos. Vien pieno sektoriuje per paskutinius kelis metus sumažėjo beveik 40% pieno gamintojų. Čia parlamente mes rengiame ir garsiai pranešame apie dokumentus, kuriais raginame nepalikti regionuose gyvenančių žmonių nuošalyje. Tačiau realybė ta, kad jie nėra girdimi. Net rengiant valstybinius strateginius planus, kai kuriuose šalyse žemdirbiai nebuvo įtraukiami į procesą. Iki šiol skirstome ūkininkus į pirmarūšius ir antrarūšius, skirstydami tiesioginės išmokas. Nors sugebama įvesti pelno mokesčius energetikoje, bet neliečiame mažmeninės prekybos. Kodėl? Laikas užtikrinti, kad iš ūkininkų produkciją būtų privaloma supirkti ne mažesnė kaip gamybos savikainos kaina.